Vai daugeli, daugel, mano sąs. Lietuvos pietinėme pakraštyje, šalia Čepkelių raisto ir Gudų girios, nuo seno yra įsikūręs Musteikos kaimas. Kaimą išgarsino žymiausias mūsų gamtininkas Tadas Ivanauskas, kažkada atklydęs čia medžiotojų takais iš Gudo šalies ir pamilęs šį kraštą. Vėliau, 1918-aisiais, jis įkūrė Musteikoje pirmąją lietuvišką mokyklą šiame krašte. Įdomu, kad ir dabar, praėjus beveik 100 metų, buvusi mokykla yra atvira žygeiviams ir kraštotyrininkams. Dabartinė namų šeimininkė Asta Žukaitė yra žygeivė ir pynėja. Štai ir dabar jis organizavo žiemos pynimo seminarą. Jo metu dalyviai mokėsi tradicinių amatų, kaip iš pušies šaknų ir šiaudų nusipinti karbį ir gorčių. Kad nusipinti dailų kašikėlį, bridome per sniegą ieškoti kadagių lankams. Seminaro dalyviai taip pat sužinojo, kad liepos ir karklo karnas vyžoms ir įvairiems indeliams geriausiai yra ruošti pavasarį, kai jos gerai luposi, o karklo ir žilvičio vyteles reikia ruošti rudenį ir žiemą, kai jos pilnai subręsta ir numeta lapus. Įdomiausia buvo išbandyti liepos plaušus. Jie gaunami ilgai mirkant liepos karną, o padaryti iš jų galima daug ką. Ir virvę susukti, ir sietą nuausti, ir plaušinę numegzti. Taip pat prisiminėme ir vasaros pynimo stovyklą, kurios metu apsigyvenę palapinėse šalia laužo, medžių pavėsyje, mes visi kartu mokėmės pinti, o į pagalbą mums atėjo senieji meistrai – Petras Garbus, Pranas Ruseckas, Antanas Pleskys. Žiemą yra jauku pinti troboje. Iš duonkepės krosnies sklinda malonus kepamas duonos kvapas, nepastebimai dalyjantis savo mintimis ir senovinėmis giesmėmis gimsta nauji darbeliai, įgavę paslaptingo švytėjimo. Žiema – tai metas, kai atgyja įvairios legendos ir pasakojimai. Daug jų prisimena Musteikos kaimo senoliai Pranas Kilbinavičius, Ona Kilbinavičiūtė, Juleta Mulevičienė, Juozas Kranauskas, Adelė Miškinienė, Stasys Jaurusevičienė, Vladas Saverka, senasis jėgeris Antanas Saverka. Kaimas žiemą ramus, darbai neskubrus. Į kiemą išeinama, kai reikia pašerti gyvulėlį, atsinešti vandens ir malkų arba nueiti pas kaimyną. Nedažnai dabar žiemą išgirsi spragilo dunksėjimą. Nedaug rūkių ir grikių suspėjama iškulti prieš užeinant šalčiams. Tačiau daug ir įdomių užsiėmimų senieji kaimo žmonės žiemos metu turi troboje. Jonas ir Paulina Stasiulioniai gerai žinomi auksarankiai. Ne vieną namą yra pastatęs ir šiaudais uždengęs Jonas. O kokie lengvi yra jo grėbliai ir spragilai. Paulina nuo seno lieja žvakes. Šito yra išmokusi iš savo tėvulio, kuris bitininkavo kelminiuose aviliuose, tie aviliai ir dabar gyvi, o biteles juose prižiūri Paulinos brolis Romualdas Volungevičius. Žvakės yra liejamas iš bičių vaško. Prieš tai vaškas yra šildomas duonkepėje krosnyje, paskui indas su vašku išimamas iš krosnės ir statomas ant kibiro su šutintais burokais arba bulvėmis. Taip vaškas ilgai išlieka šiltas ir takus. Tada jį galima pilti ant knatų, susuktų iš lino, kurie yra sukabinti ant medinio lankelio. Pilama su puodeliu ant kiekvienos virvaitės iš eilės. Lankelis sukasi ratu, kol apsisuka ant vienų žvakių vaškas praaušta, tada vėl užpilama vašku ir taip ratas po rato, sluoksnis po sluoksnio žvakės storėja. Tada galima nupjauti ištįsusius žvakių galus. Nupjautą vašką sudėti atgal į šiltą indą. Bus kitam kartui. Kad neliktų nelygumų ir nubėgimų, dar šiltai ir minkšta žvakė yra lyginama su lentele arba su ranka. Ne vienoje troboje žiemą dar atbunda verpimo rateliai, mestuvai, audimo stovai. Tai senas kaimo moterų žiemos užsiėmimas, likęs nuo tada, kai visi audiniai reikalingi drabužiams, buičiai ir ūkiui buvo daromi savo rankomis, namų sąlygomis.
Išlikusius įgūdžius senusios kaimo audėjos perduoda jaunoms. Taip ir praėjusią žiemą audimo pas Pauliną mokėsi varėniškė Rimantė Galinienė. Daug šiuose stovuose užgimė paprastos drobės, raštuotų divonų ir rankšluosčių. Pats sudėtingiausias Paulinos audimo raštas pavadintas peteliškis. Jam išausti reikia net 12 nyčių. Žiema ramybės metas. Gerai, kada būna sniego, nebaisus kaimo žmonėms ir šalčiai. Dažnos sodybos šeimininkas malkomis apsirūpinęs keletui metų į priekį. Ir bitėms ramybės metas. Nevalia dabar jų trikdyti. Bitininkas Vytautas Tamulevičius papasakoti apie jas gali ir Troboje, meistraudamas korius ir avilius. Praėjusią žiemą jis iškalė su Peikena kelminį avilį, kurį nugabeno į Alytaus kraštotyros muziejų, kur draugė su kitais meistrais dalyvavo amatų šventėje. Musteika – gatvinis kupetinis kaimas. Kaimo ulyčios nuo sodybų atskirtos tvoromis. Kiekviena sodyba turi savo vartus ir įvažiavimus. Vytautas Šestavickas žiemą pina kašeles iš pušies balanų. Pasiruošimas pinimui yra gana ilgas. Nelengva surasti tinkamą pušį. Pažinti ją gali tik įgudus akis. Ją reikia iškirsti, supjaustyti į tinkamą ilgo kalades ir suskaldyti į taip vadinamus trainus. Tada dar reikia atskirti šerdį, likusį ruošinį suskaldyti ir tada plėšti balaną su peiliu. Kai viskas gerai paruošta, kašeles Vytautui pinti nesunku. Balanus plačios, raštas paprastas, greitai nusipina. Geros yra Vytauto Šestavicko kašelės. Tinka grybauti ir uogauti. Garsas apie jas yra toli nuėjęs. Sugrįžtantis pavasaris pažadina gamtą. Miškuose ir raistuose susikaupęs sniegas po truputį pavirsta į vandenį ir Musteikos upelių išteka į grūdą. Atitirpus sniegui pasirodo pirmieji pavasario žiedai. Į savo namus sugrįžta paukščiai. Neramus metas ir sodiečiams, artėja pavasarinis darbymetis. Pavargę nuo ilgo žiemojimo visi gyvulėliai veržiasi į lauką. Senstantis yra Musteikos kaimas, tačiau tradicinė sodžiaus gyvensena išliko iki mūsų dienų. Musteikos kaimo ūkiai yra nedideli, skirti daugiausia tik savo reikmėms. Pavasarinis mėšlavežis ir bulvėsodis išjudina ir seną, ir jauną. Geras šeimininkas tam ruošiasi iš anksto. Sutvarko vežimą, apsodino naują kotą šakėms, užlopo kašiką ar maišą. Miške iškastose duobėse sudėčiai laiko bulves, pavasarį jos būna kaip šviežios. Bulvių sodinama daug, jų sodinimui šaukiamos talkos. Pats sodinimas užtrunka neilgai. Atariama ir užariama arklio pagalba su nedideliu plūgu. Bulvės metamos rankomis. Sėklai bulvės yra skaldomos su peiliu nepažeidžiant akučių. Tai šeimininkės rūpestis. O svarbiausias šeimininko rūpestis yra gerai prižiūrėti arklį. Be jo neišsiverčiama ir dabar. O girioje tuo metu savas gyvenimas. Žemapelkėse atbunda varlės, vestuves kelia kurtiniai. Versmėtos juodalksnynuose pražysta žalčialunkiai, baltais pūkais pasipuošia švyliai. Be kitų amatų ir verslų, Musteika yra išsaugojusi ir senovinę bitininkystę. Vytautas Tamulevičius prižiūri biteles senose drevėse vidury miškų ir pelkių. Prieš keletą metų jis iškalė su Peikena dar 2 naujas dreves. Dabar Vytautas miškuose prižiūri 4 bičių šeimas. Medžiai, kuriuose yra padaromas bičių drevės, nuo seno vadinami dravėmis, o priklauso jie miško savininkui. Tuo tarpu bičių šeima ir drevė yra bitininko nuosavybė. Bitelės drevėse tvarkosi pačios. Saugoti jas reikia nuo meletų, kurios dravėse dažnai pasidaro uoksus. Paskui tais uoksais pasinaudoja ir kiaunės, galutinai sunaikindamos bičių šeimą. Tačiau didžiausios smaližiaus nebeliko seniai. Daugiau kaip prieš 100 metų Musteikos miškuose buvo nušauta paskutinė rudoji meška Lietuvoje. Musteikoje yra bitininkaujama įvairiai. Romualdas Volungevičius biteles nuo seno prižiūri tik kelminiuose aviliuose. Antanas Saverka prisimena,
kad jo tėvulis anksčiau turėjo per 100 kelminių avilių. Ta girios vieta, kur jie stovėjo, ir dabar vadinama Augustėlių bitės. O štai Jonas Kilminavičius yra pasidaręs iš kelminių avilių rėminius avilius. Tai labai savotiški aviliai, jiems ir rėmeliai ne bet kokie tinka, kiekvieną reikia priderinti. Vinco Kašėtos bitelės gyvena rėminiuose aviliuose, kaime dar vadinamose skrynelėmis. Tos skrynelės nudažytos skirtingai, kad bitelės lengviau surastų savo šeimos būstą. Dar vienas Musteikos kaimo senovinis reliktas, taip vadinami tujinai. Į žemę šalia vienas kito įkasti ir viršuje balonėlėmis sutvirtinti mediniai basliai, kurie neleisdavo vilkams pasikasti po jais ir išnešti kokį naminį gyvulėlį. Musteikos kaimo kapinės yra gamtos dalis. Dažnas keleivis užsuka jų pasižiūrėti ir stebisi čia esančių paprastumu. Nors kapinaitės jau seniai nebelaidojama, tačiau visų šventųjų dieną čia susirenka kaimo žmonės. Ūkinis kaimo bendravimas paremtas namudiniais mainais. Už kokią nors pagalbą atsilyginama tuo pačiu arba pagal galimybės savo ūkyje pagamintais produktais. Taip yra išsaugomi senieji amatai. Darže užaugintas burokas ir tvarte kriuksinti kiaulaitė, čia ir yra tas tikrasis natūrinis musteikiškių ūkis. Musteikos kaimas karves nuo seno gano bendrai. Už piemenį ir skerdžių dabar būna karvės šeimininkas. Už kiekvieną karvę reikia atganyti 1 dieną. Anksčiau, sako, savo eilės reikėdavo laukti 2 mėnesius ir daugiau, dabar jau vos 3 savaitės. Senukai praeitie tie laikai, kai karvės nuo ankstyvo pavasarį braidžydavo po raistus, ieškodamas pirmosios žalumos. Dabar ir ganyklos geresnės, ir pievų netrūksta. Karvutę pamelžti taip pat reikia įgudimo, juk nelengva, kai kiekvieną akimirką melžėje puola daugybė uodų ir muselių. Nors karvių yra likę nedaug, tačiau pienelio, sūrių, grietinės ir sviesto užtenka ne tik vietoje gyvenantiems, bet ir atvykstantiems svečiams. Norint sumušti gerą sviestą, reikia sviestamušės, čia vadinamas boikele, šviežios grietinės ir šiek tiek kantrybės. Todėl ir būna gardus kaimiškas sviestas, nes rankomis pagamintas. Kaime yra net 15 kryžių. 3 didžiuosius, esančius kaimo viduryje ir kryžių 14 nužudytų musteikiškių, statė viso kaimo žmonės. Vasarą reikia rūpintis šienais, žiemą jų reikės daug. Dabar nebekeliaujama su naktigultais šienauti į čepkelių raistus. Gerų pievų yra vietoje, šalia Musteikos upelio. Vasaros pabaigoje prasideda rugiapjūtė, atsakingas metas. Anksčiau tai buvo vienas iš sunkiausių darbų, kurį darydavo moterys. Dabar yra įvairių palengvinimų. Mašinos ne tik nupjauna, bet ir iškulia rugius. Tačiau Albina ir Antanas Zaliauskai pjauna rugius senoviškai, su pjautuvais. Ne vienam vyresniam žmogui sukirba širdį prisiminus rugiapjūtę, jos sunkumą, dainas, žaidimus ir palaimingą vakaro poilsį. Antanas ir Albina ir dabar niekur neskuba, kaip senovėje daro raišalus, riša pėdus, stato mendelius ir viršuje deda kepurę. Mendeliai yra 10 pėdų. Pėdus skaičiuoja kapomis, 1 kapa tai 60 pėdų. Antanas džiaugiasi, kad praėjusią vasarą pripjovė 7 kapas rugių, o kažkada, sako, pripjaudavo 40 kapų. O Albina sako, kad su pjautuvu per dieną pripjaudavo net 3 kapas, o tai jau geras vežimas rugių. Grybavimas ir uogavimas yra neatsiejamas sodžiaus gyvenimo dalis. Tačiau atėjus bulviakasiui, visi kiti darbai yra atidedami. Sodičiai su arkliais traukia į laukus. Bulvės nuo seno yra kasamos su kapliais. Jeigu lengva dirva, tai ir netariamos. Prieš tai yra nušienaujami bulvienojai. O koks bulviakasis be laužo smėlyje keptų bulvių, valgomų su naminiu sviestu, užsigeriant rūgpieniu. Ant žarzdo džiūsta grikiai. Paulinė Stasiulionienė patikina, kad grikinių pyragų, taip vadinamų babkų, bus. Grikiai užaugo aukšti kaip rugiai ir gerai užderėjo. Prieš karą Musteikoje visi stogai buvo šiaudiniai.
Antanas Zaliauskas ir dabar moka paruošti rugius stogo dengimui. Antanas sako, kad reikia žiūrėti, jei šiaudas lūžta, jau per vėlus pjovimas. Bet to anksčiau rugius stogų dengimui sėdavo į apartą lubiną. Rugiai būdavo kieti ir aukšti. Džiovintus rugius reikia iškulti, surišti didelius rinktinių šiaudų pėdus, taip vadinamus kulalius. Su tokiais šiaudais jau galima dengti stogą, o pilni maišai grūdų džiugina šeimininko akį. Rudenį, užbaigus visus lauko darbus, gera prisiminti kokį nors amatą. Šį kartą Jonas Stasilionis parodė, kaip užlenkti arklinį lanką. Reikia blindės, čia vadinamos verba, reikia įtaiso, vadinamo boba. Ta boba – tai pušies kamblys su ypatinga lanko formos išpjova. Be to reikia beržinių pleištų, tvirto pagalio ir virvės arba grandinės. Kai Jonas Stasilionis rodo kokį nors amatą, viskas atrodo paprasta ir lengva. Ir virvė iš liepos plaušų jis gali susukti, ir medinę statinę padaryti, ir sietą iš tų pačių plaušų nuausti, ir kašiką nupinti. Jonas yra meistras, kokių reta. Prieš kurį laiką, siekiant išsaugoti senovinės bitininkystės paveldą, kilo mintis įkurti Musteikoje senovinės bitininkystės muziejų ir pažintinį taką. Į Musteiką atvyko zerviniškis Algis Svirnelis. Jis jau anksčiau mokėsi iš marcinkoniškio Juozo Miškinio, kaip pasidaryti geinį ir kopti su juo į dravę, kaip su peikena iškalti joje drevę. Be to Algis labai domisi senoviniu bitininkavimu, jam norisi viską pačiam išbandyti. Iš pradžio atrodė, kad ir dravės per aukštos, ir peikena per sunki. Kai prisiminė Algirdo Valentukevičiaus iš Daržinėlių kaimo pasakojimą, kaip dravininkas naktį užkopęs su geiniu į pušį, pasišviesdamas gagančium, su peikena per naktį iškaldavo drevę, pagalvoji, ar galėjo tai būti. Tačiau su laiku atsiranda įgūdžiai, pamatėme, ko trūksta naujajam geiniui ir koks svarbus įrankis yra peikena. Bitininkystės muziejaus įkūrimui buvo skirtos lėšos, suplanuota padaryti naujas dreves ir kelminius avilius, įkurti muziejų ir bityną. Musteikiškiai Malvina Gaidienė, Adolfas Tamulevičius ir Petras Trainavičius leido savo miške daryti dreves. Keletą padarėme ir valstybinėse valdose. Be to Druskininkų urėdija savo transporto atgabeno į Musteiką storų, šerdingų pušų kelminiams aviliams daryti. Dzūkijos nacionalinio parko dailidės pastatė senovinę klėtį. Nuo brūzgynų išvalytose miškapievėse pasiėmė grikius vietinių veislių bitėms, kurios jau gyvens senovinėse drevėse. Keičiasi metų laikai, ateina ir bobų vasara. Musteikos upelis vis neša tamsius savo vandenis, o čia pat vyksta gyvenimas, kartais panašus į svarbų ritualą, ramus ir susikaupimo kupinas, kartais linksmas ir paįvairintas išdaigomis. Pasuka pranas Saverka paslaptingai į klėties užraktą ir atrakina duris. Pakviečia į vidų, pripila į girnas grūdų ir įsuka viršutinę girną pusę. Mala grūdus ir pasakoja, kaip kaime yra viskas paprasta ir aišku, nebūtina didelio mokslo, kad viską suprasti. Daug ir įvairių kelių veda į sodžių prie Musteikos upelio, bet eiti į Musteiką reikia be didelių išskaičiavimų, apsiginklavus kantrybę, supratingumu ir atvira širdimi. Ir jūs jaunos maricos, bakelalio ais jau, tas nelaimės